Taigi sveikučiai, sugrįžę į mano vlogą. Kaip matote, esu truputėlį pasikeitusi. Tai jo, nefilmavau proceso, kad keliavau į kirpyklą, bet tiesiog sumaniau pasikeisti ir jau senai labai taip norėjau. Tai kaip matote, esu Barbie. Jo, tai aišku, kas sekate mane Instagrame, tai jau matėte visus postukus ir visus stories, kur kėliau. Tai dar būtinai šiame video įkelsiu, kaip mano plaukai atrodė prieš, kurie buvo žiauriai baisus ir rebaluoti ir tų spalvų buvo tiek daug. Ir kaip atrodo dabar jau matote, bet įkelsiu dar keletą fotkyčių, kaip buvau prisifotkinusi. Tai pakomentuokite komentaruose, ar gražis plaukų spalva, nes jau sulaukiau iš ne vieno žmogaus, kad esu labai drąsiai, jog nusidažiau taip plaukus, nes ta rožinė spalvytė yra labai ryški. Ir čia yra uždėtas toneris kaip dažas ir tokia pilka. Aš jau esu kažkada turėjusi pilkus plaukus, tai man labai tiko, bet jie buvo trumpi, o šį kartą labai daug nenukirpo, nes kas žinote, kas ne, kad aš auginu plaukus, tai labai nenorėjau, kad man nukirptų visų plaukų. Tai jo, o kodėl šiandien pradedu čia savo vlogą, tai iš tikrųjų labai pasiilgau pakalbėti, aptarsiu viskas, kas įvyko per tą laiką, kol nefilmavau, nes nefilmavau jau 2 savaitės. Ir tai prieš tai šitas video, kurį įkelsiu, buvo labai ilgai užsitęsęs ir tikrai labai vėlavau kelti. Bet pasikalbėsim apie visą tai vėliau. O šiandien aš gavau pirmą kartą gyvenime visą savaitgalį laisvą. Aš tikiuosi, man nieks nepaskambins ir nesakys, kad ateik į darbą. Bet manau, kad taip nebus. Tai labai džiaugiuosi, kad nors vienas savaitgalis toks. Tai va, keliausiu su drauge į Šiaulius apsipirkti gimtadieniui. Ko dar trūksta? Tai realiai visa šita ilgelė, aišku, daug ir papramogavau su draugėmis, daug ką galėjau leisti savo laikui, bet dabar viskas yra suskaičiuota ir atsidėjimas ant maisto, ant gimtadienio ir susikoncentravimas į gimtadienį, nes tikriausiai po gimtadienio tų pinigėlių tikrai bus nemažai. Tai vat. Tai dėl to keliausiu truputėlį dar apsipirkti. Truputėlį šiaip. Visi tie papuošimai jau supirkti. Beliks visokie indai, įrankiai, servetėlės. Aišku, buvau labai gražių radusi Šeinę, bet jau pavėlavau ir nebebus laiko jau užsisakyti. Tai tikiuosi kažką rasiu Šiauliuose. Tai grįžusi būtinai jums viską parodysiu, ką nusipirksiu, galbūt kažką savo. Šiaip labai jau norėčiau naujų kedų, bet stabdau save, nes sakau, kažkaip jau suprantu, kad negaliu leisti savo ir man jau svarbiau yra suruošti nuostabų gimtadienį, kuriame nieko netrūktų, nei prisipirkti savo visko, išleisti visus pinigus ir paskui galvoti, iš kur jų gauti, kad susidaryti gražų ir gerą gimtadienį. Tai vat, dabar susikoncentravimas yra į gimtadienį, tai čia bus tokia kaip antra dalis gimtadienio temos, papuošimų, bla bla bla. Tai nežinau dar koks pavadinimas už šito video, bet jūs vis tiek jį pamatysite. Tai va, esu labai eilinį kartą po daug laiko filmavimo pasiilgusi su jumis šnekėti ir noriu daug šnekėti ir šiame video tikrai daug šnekėsiu. Bet grįžusi norėsiu pagaminti valgyti. Tuomet rytoj visai norėčiau skepti blynų, bet aš kaip visą laiką labai tingiu ir iš vis net nepamenu, kada juos kepiau. Tai nežinau, ar juos kepsiu, bet jeigu kepsiu, tai jūs tikrai viską pamatysite. O dabar, kol turiu laiko, dar vat su jumis pliurpiu. O šiaip dar jau esu virš mėnesio su nagais, jau kaip atauga ir jau kaip skauda visus nagučius, tai 14 dieną varau tvarkytis.
Na, aš pati kvaila, nes pražiopsojau užsirašyti ir mano meistrai paskiau buvo atostogos. Tai pati kalta iš tikrųjų. Tai va, Barbytė keliaus į Šiaulius ir kol kas čia baigiu kalbėti, susitinkame kur nors kitur. Na tai sveiki grįžę į mano vlogą. Ne po tiek daug laiko ir susitinkam, bet aš jau grįžau ir dabar jau yra vakaras. Jau yra apie 7, tai mes visą dieną prabuvome Šiauliuose. Tai buvau dar Šiauliuose susitikusi su savo teta, su kuria jau labai senai buvau susitikusi. Tai pabuvome, pasivaikščiojome po parduotuvės ir nuėjome dar į Grill Londoną pavalgyti. Tai teta pavaišino, labai ačiū tetutei. Smagiai iš tikrųjų praleidom laiką, pavargom. Bet šitą radau ir noriu jums dabar parodyti tokį trumpą holiuką. Kągi aš nusipirkau, beveik jau viską nusipirkau, bet aišku, kaip visą laiką neapskaičiavusi, išleidau truputėlį daugiau nei buvau susiplanavusi. Na, nes kaino aš maždaug nesiskaičiavau, kiek turėčiau išleisti. Bet pradėkime gal nuo rūbų. Tai 2 rūbai. Tai radau, labai man reikėjo baltos liemenėlės. Tai labai iš tikrųjų patogi. Nėra tų geležėlių. Tai labai patogi tokia kaip ruletė gal. Ir dar atsitiko bėda. Kai nuvažiavau į Šiaulius, nuėjau į Pepko ir žodžiu atsitupiau, kad pažiūrėti ten, nežinau, kažkokius ąsočius žiau ar kažką ir jaučiu, kaip kažkas taip galvoju, kas čia buvo, atsistoju ir žiūriu, suplyšo mano džinsai. Kai yra ta įsiulė tokia per užpakalį ir šalia taip išplyšo, tai buvo labai nejauku, tai todėl buvau priversta nusipirkti džinsus. Bet visai nesigailiu, nusipirkau baltus džinsus, va tokius, su paplėšimais, tai su jais aš ir grįžau. Tai ir čia yra paplėšimai, ir čia 36 dydį pasiėmiau iš New Yorkerio. Tai nusipirkom kartu su drauge tokius pat džinsus, nes jis pamatė, kad aš radau. Ir bėgo irgi pasimti, tai nustebsite, kiek jie kainavo ir kaip man pasisekė. Nes dabar gan daug akcijų, bet tikrai dar daug išlikusių yra ir vasarinių rūbų. Tai už juos sumokėjau tik 10 eurų. Jūs galite patikėti, už džinsus, kurie turėtų kainuoti palei viską 30 eurų, sumokėjau tik 10. Ir daugiau prasideda visokie dalykėliai. Tai buvau Pepko ir nusipirkau štai tokius dalykėlius, kurie atrodo štai taip. Tai jie bus skirti padažams kokiems, prie šašlykų, pavyzdžiui, kečupo įsipilsiu arba duonos tą padažą pasidaryti ir jie yra 3. Ir sumokėjau tik tais 2,30 už 3. Tuomet pasiėmiau štai tokį didelį bliūdą, kurį sudaro 2 dalis. Tai permatomas bliūdelis ir štai tokia pintinėlė, į kurią, manau, dėsiu kokią duonytę ar bulką, įsidėjusi kokią servetėlę ir, manau, gražiai atrodys ant stalo paserviruota. Tai už tas 2 dalis sumokėjau 7 eurus. Tai šita buvo viena iš brangiausių gal prekių. Bet vat fainai, kad ir gali vieną naudoti, gali 2 pasidaryti. Tai tikrai, manau, vertas tokios sumos. Tada dar iš Pepko atėjusi antrą kartą nusipirkau torto pjaustytoją, kurį buvau radusi šiaip ir Šeinė, bet kaip sakiau, kad jau Šeinė nebeužsisakiau nieko, tai pagalvojau, kad man tikrai jo reikės, nes bus patogiau pjaustyti ir paimti. Tai jis kainavo tik tais 2 eurus. Tuomet dar
Ai, o čia daugiau. Ai, dar iš Pepko nusipirkau savo puodelį, štai tokį gražų. Su nosim tokia. Nežinau, ar matysis, kaip jis atrodo, bet jis turi tokių taškiukų. Nu, toks gražus, iš abiejų pusių turi tas nosytės. Tai, manau, tikrai nebus per didelis, nes kur pirkau aną. Tai paliksiu Juliui, nes jam geriau toks didesnis, o aš pasiėmiau. Iš ilgio atrodo didesnis, bet jo plotis nėra didelis, tiesiog jis bus tiesus ir manau, man nebus per daug kavos. Nes man sunku labai atrasti puodelį, kuris nebūtų nei per didelis, nei per mažas. Toliau iš Sensėjaus. Ne, dar iš Pepko nusipirkau tokį bliūdelį, kuris taip pat nėra didelis, irgi bus susidėti kokiam riešutam, ar kokiem guminukam, ar kažkam, nežinau, tiesiog labai norėjau nusipirkti kažkokių gražių indų, kad gražiai atrodytų ant stalo padėti ir tikrai, manau, gražiai atrodys, jeigu taip, kaip aš įsivaizduoju, bus. Ir dar prie viso to, iš Sensėjaus nusipirkau dar ir tokį padėkliuką, kuris tikrai yra labai gražus, toks lapelis, tai manau, iš vienos pusės galėsiu padėti šitą, iš kitos šitą ir kažką bus susidėjus kokius nors užkandukus. Dar iš Sensėjaus nusipirkau štai tokią žvakės stovą. Tai čia tiesiog yra du tokie dalykėliai. Čia įsidėjo žvakę ir gražiai taip šviestai, manau, ant stalo tikrai labai gražiai atrodys. Kainavo 3,50. Daugiau ten tie visokie, tai 3 eurai, tai po 1,50 €, tai aš jau pamirštu net kainą sakyti. Tada aš kaip visą laiką, kaip kokioj tradicijoje, iš Sensėjaus pasiemu grandinėlę, kuri kainuoja tik tais eurą. Man labai patinka, kad randu visą laiką po vieną, nes jos šiaip labai greitai paruduoja, jeigu, na vis tiek, nuo prakaito ir panašiai, ar būna sušlapini netyčia. Na ir paskutiniai dalykėliai, tai viskas skirta ant gimtadienio stalo. Tai radau auksinius puodeliukus, kurie gražiai tikrai atrodys ant stalo. Tai pasiėmiau 12, tai tikiuosi tiek žmonių ir bus. Nes jeigu bus daugiau, tai nežinau, ką darysiu. Nežinau, reikės tada važiuoti vėl pirkti. Bet dabar tai viską lygiai pasiėmiau. Tuomet pasiėmiau sidabrinius šiaudelius, jeigu kažkam prireiktų. Tai tie 1,90 €, puodeliai po 2,50 €. Tuomet pasiėmiau tokius gražius pilkus drugeliukus pasipuošti, ar ant kokių keksiuko, ranko, nežinau, ką dar prigalvosiu. Tai jie kainavo 3,90 €, nors jų yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oho, 12. Tai irgi galėsiu kažką sugalvoti, kad kiekvienam, tarkim, bus kaip koks papuošimėlis ir bus keksiukų, pavyzdžiui, 12 ir galėsiu susmaiksyti, kad bus kiekvienam. Na ir toliau violetinė spalva dominuoja, tai pasiėmiau servetėlių violetinių, kurios kainavo 2,60 €. Tuomet pasiėmiau, gal tortui bus tokios lėkštutės, kurių yra 16 ir kainavo 4,50 €, tai va šitos man labai patinka, tokios kvadratinės. Ir dar 2 lėkštutės, 2 pakeliai lėkštučių, kurios bus ten karštam maistui. Po 3,20, tai jų yra po 8, tai bus daugiau truputėlį, tai liks, jeigu kažkas norės antrą kartą kažką pakartoti, arba galbūt man reikės kažką kažkur įdėti. Na va, ir toks holiukas visai neblogai. Man patinka, ką nusipirkau, bet sakau, buvau apsiskaičiavusi, kad nebuvau iš tikrųjų nieko skaičiavusi, tai tiesiog pamačiau tos indus ir labai norėjau nusipirkti, kad kažką bent jau gražaus padaryti ant stalo. Tai man kas beliks nusipirkti, tai čerkelės, tada įrankiai, kurių nemanau, kad labai jau reikės, bet vis tiek paimsiu kokius nors paprastesnius. Ir staltiesė ant stalo, tai norėčiau šiaip baltos, bet galbūt rasiu ir kokią pilką ar violetinę, tai šiaip labiausiai gal tiktų pilka arba balta. Tai bandysiu nueiti į juodą, nes šiaip juodoje yra tokių visokių dalykėlių gimtadienį, o galbūt persigalvosiu, pamatysiu kažką geriau ir nusipirksiu kažką iš ten. Tai vat, dar jeigu eisiu, tai kitą dieną
galbūt irgi kokį video įdėsiu, o jeigu ne, tai pamatysite paskutinioje gimtadienio dalyje, kai jis jau vyks. Tai vat, tiek reikaliukų, fainai praleidau dieną, atsipučiau, pavargau iš tikrųjų, tai labai gerai, kad dar turiu rytojus dieną, tai galėsiu įsimiegoti, pailsėti. O dabar dar reiktų eiti padaryti, valgyti. 7:30 jau, o dieve, kaip greit praėjo šitą dieną. Ir tada nežinau, ką daugiau. Draugė norėtų išeiti lauką, bet aš nežinau, jau tingėt. Kai susirišu, kaip matos. Va, kai susirišiu kasą, žodžiu. Bet taip, pamatysis. Man labai nepatinka, nes aš iš galo nematau, kaip atrodo. Bet draugė visą dieną ir nuo vakar jau kartoja, kad nerealiai atrodo, bet sekančiam kartui tikrai norėčiau dėti daugiau rožinės, kad eitų galbūt va nuo čia ir jau va nuo čia va matytusis tą rožinę, kad ir čia šonuose matytusis, tai gal kitam kartui, nes manau, kad vis tiek kažkada atsiplaus, tai reiks vis tiek ryškinti. Bet tikiuosi, iki gimtadienio man šaknis neataugs ir bus taip pat gražiai. Tai tikrai labai prisiderinau prie gimtadienio temos, nes bus ir pilkos truputėlį, ir ta rožinė, manau, tiks. Tai vat, o kas daugiau dar iš naujienėlių, tai tiesiog truputėlį apstojus visus tais video, nes netrandu laiko, jeigu gaunu kokią išeiginę, tai tiesiog noriu per ją pailsėti. Ir nesugalvoju, ką filmuoti, nes tiesiog ta viena diena per visą savaitę būna pati geriausia ir tokia poilsio ir viską. Ir tiesiog gaunasi, jog dabar esu labai neaktyvi, bet stengiuosi būti Instagrame, tai pasiekite mane ten. TikTok'e jau irgi nebesu aktyvi, bet Instagram'e stengiuosi vis kažkuom pasidalinti, kad matytumėt maždaug, ką veikiu. Ir kaip leidžiu savo dienas, jeigu man būna išeiginės ir panašiai. Tai pasiekite mane ten. Bet faina susitikti po daugiau laiko ir vat susitinku pasikeitusi ar dar kas nors, tai vis kažkas naujo, tai noriu viską papasakoti, nes vis tiek yra daug žmonių, kurie manęs neseka, tarkim, Instagram'e, o būna tik YouTube'e, tai irgi įdomu jiems ir čia, kai ateina, kas vyksta ir ko nemato. Tai vat, taip gyvenam. Ir keliaujam dabar veikti kažką. Taigi sveikučiai grįžę į mano šitą vlogą, kuris vis nesibaigė ir vis tęsiasi vis kitą dieną. Tai jau šią savaitę labai daug nefilmavau, nes net nebuvo ką filmuoti. Darbas namai, jokių išeiginių, nieko. Tai ir iš savaitgalio daug nepafilmavau, nes sekmadienį realiai vos ne visą ilsėjausi. Tai žodžiu, nusprendžiau, kad kažką reikia dar šiame video parodyti. Tai dabar parsinešiau žieminius rūbus. Na, kaip ir žieminių žiesiu, ką aš čia turiu, nes pati net neprisimenu. Ir jo, eisiu persižiūrėti, susidėsiu vasarinius. Iš vis reikėtų dar susirasti, kur mano yra daugiau rūbų, nes tikriausiai čia tikrai bus ne visi.
Tai noriu pasižiūrėti, susikelti truputėlį į Vintedą, nes tikrai žinau, kad turiu vienus batus parduoti įdėti į Vintedą, o šiaip jeigu tu dar neseki mano Vintedo, tai palieku pavadinimą. Tai užsuk, kai įkelsiu, paskelbsiu viską Instagrame. Va, atsakau, visą savaitgalį tiesiog ilsėjaus, visas darbo dienas irgi dirbau, tai nuo 8, tai nuo vėliau. Tai va, šiandien, nežinau, dirbau nuo 11 iki 5, bet atrodo pavargau labiau nei vakar dirbau nuo 8 iki 5. Tai nežinau, kas čia yra, bet va, galvau, penktadienį išeiginė, bet tikriausiai, kad penktadienį arba rytoj jau užbaigsiu čia savo vlogą ir jau iš penktadienio tikriausiai nieko nepamatysit, nes tiesiog ilsėsiuos, miegosiu, eisiu galbūt editinti šitą video ir panašiai. Tai va, o dabar keliaujame žiūrėti, ką aš čia turiu priraugusi tų rūbų. Va, turiu štai tokius kerziukus pardavimui. Nežinau dar, kokia kaina, bet jie šiaip nėra nusidėvėję, nes aš su jais vaikščiojau. Nu, 3 eurų tai tikrai bus, bet rasit mano Vintelę. Tai jie esate tikrai matę ne vieną nuotrauką. Tai pasimatuoti. O gal man jie patiks? Be to reiktų man persimatuoti savo visus džinsus, nes aš dabar vėl suplonėjau. Kaip matau pagal savo džinsus ir man jie visi dideli. Šitos reiktų įdėti į planą, išplaut. Draugės dovanotas megztinis iš Airijos. Turėtų būti tikrai man dar viena dėžė, arba ne. Nu va, trumpa pertraukėlė. Mano vyras man valgyt padarė. Per daug išpjausiu, ne? O kokia picytė. Nice. Kaip skaniai bus. Žodžiu, vasarinių rūbų dar nedaug čia prisidėjau, nes dar vis tiek yra šilta lauke. Tai dar gal kokius sijonėlius užsidėsiu. O daugiau čia pasilikau
kur tiesiog darbui visokie rūbai atrinkti. Tai dar čia sudėsiu tuos žieminius, nes nu žiemą dar vis tiek neatein. Tai tiesiog norėjau pasižiūrėti, ką čia gerai yra tose dėžėse. Ir dar čia nais, kur liko, reiks peržiūrėti, pasižiūrėti ar tiks ir pažiūrėti, ką dar irgi galiu įdėti parduoti. Nes pavyzdžiui, ta suknelė tokia ruda, kurią matau kažkada buvo man maža, tai reiktų ją vėl iš naujo persimatuoti. Tai jo, jau čia paliksiu gal kitom dienom. Tai va tiek šiam kartui. Na tai sveiki vėl, su jumis susitinku jau nežinau, gal kokią 3 dieną. Tai šiandien keliausiu daryti savo nagiukų, nes jau belenkaip yra ataugę. Tai žodžiu, išėjau anksčiau iš darbo, nes dabar yra be 5:02, man perkėlė iš 5 valandos į 3. Tai žodžiu, šiandien ryte lyjo ir buvau susirišusi kuodą, tai dabar sakau, reikia išsileisti ir vat, kokios gražios garbanos. Na, šita pusė ne tokia graži kaip šita, bet žodžiu. Bus man čia labai gerai. Apsimausiu lemenikę, užsidėjau savo baltus džinsus, kuriuos rodžiau jau šitame klipuke. Ir bliuskelę, nes laukia vėsoka, tai dar užsidėsiu liemenę. Ir keliausiu, labai noriu valgyti, tai pasitaisiau makaroniukų. Pavalgysiu ir reiks keliauti. Ir grįžus iš nagų keliausiu vėl atgal į darbą padėti, nes yra banketas. Bet kažkaip manau, kad aš nuo jų nepavalgysiu, nes paskutinį kartą valgiau ryte, prieš 8, po 7, kai atsikeliu, pavalgau. Tai vat tokiu laiku valgiau paskutinį kartą, tai nelabai manau, kad pavalgysiu ką nors nuo jų. Bet užkasiu. Tai vat. Susitinkam po nagelių. Na va, grįžau iš nagiukų, tai kai grįšiu iš darbo parodysiu nagiukus, o dabar apsirengiau ir keliauju vėl į darbą. Šaltoka labai laukia, iš tikrųjų, kol grįžau sušalau su liemenė, bet dabar tai normaliai, užsidėjau striukę, tai geriau. Tai va, labai tingiai iš tikrųjų eiti tą darbą, bet reikia pagalbos. Tai va, žiūrėjau valgyti pelę kaip noriu, tai grįžus dar reiks kažką valgyti padaryti. Nu tai va, taip va gyvenam. Žinau, jau kelintą kartą sakau sveiki, bet šiandien galvoju jau užbaigti savo vlogą, nes jau nieko nebepavyko nufilmuoti ir tiesiog įsigausiu iš visos savaitės, tai jo turiu nekviestą draugužį. Tai ignoruokite šitą spuogą. Tai va, šiandien yra pirmadienis ir šiandien gavau taip pat išeiginę, bet nieko daug neveikiau, nes sergu moterišką ligelę. Tai žodžiu labai gerai, kad gavau išeiginę, nes nežinau, ar būčiau iš tikrųjų išdirbusi, bet va, keliausiu dabar šiandien susipirkti dar gimtadieniui, jeigu rasiu ir jeigu dirbsiu parduotuvėje, į kurią noriu aš nuvykti. Tai va, bet galbūt parodysiu viską kitame vloge, o galbūt pamatysite viską per gimtadienį. Nežinau šiaip kada dabar bus sekantis video, nes šitas gavosi toks visos savaitės, nebent dar gausiu, kada išeiginę ir per ją kažką veiksiu, tai dar jums kokį daily vlogiuką įkelsiu. Bet šiaip dabar neplanuoju nieko veikti. Nežinau, dabar tiesiog yra daug visokių darbų, čia tam gimtadieniai viską, nes jau gan greitai ir bus jisai. Už beveik nepilnų 2 savaičių, tai jau reikia paskubėti viską pirktis ir planuotis. Tai va, šiandien, jeigu pavyks rasti, tai galbūt, nežinau, kelsiu, sakau, kitame video, tai va. O šiaip, tai
visą laiką dirbu, tai labai mažai turiu to laiko, po darbo visą laiką būnu pavargusi, kad kažką veikti ar filmuoti kažkur varyti, tai nebėra jėgų. Tai tiesiog dabar dėl to taip apstojau filmuotis ir kelti tos video, aišku, labai gaila, bet tikiuosi rudenį vėliau ant žiemos galbūt atrasiu daugiau laiko, tai dažniau įkelsiu, bet vis tiek, kai žiūrite, tai matau, kad pasiliekate ir laukite tų video ir tų peržiūrų visai normaliai, tai kaip matau, nepabėgate, tai labai jums ačiū, kad esate, jūsų vis daugėja ir man labai smagu žiūrėti tos kylančius skaičiukus. Tai labai esu laiminga vien dėl to, kad ir labai retai įkeliu, bet jūs vis tiek liekat. Tai labai ačiū dar kartą didelis jums. Tai o ką dar? Dar pamiršau parodyti savo nagiukus. Tai vieną ranką pasidariau juodus, o kitą, kur čia apšvietimas, violetinius. Tai tokie puošnus gan visai. Prancūziukas tas visai puošniai atrodo, dar norėjau užsidėti blizgučio, bet akučių, ne blizgučio, bet pagalvojau, kad galbūt per tas 2 savaitės aš juos galiu pamesti, tai manau bus gerai ir taip. Tai dabar laukiu draugę, kol parašys, kada galėsim eiti į miestą ir keliausiu dar pasižiūrėti, ko man trūksta. Tai labai nedaug trūksta, bet aišku trūksta viso alkoholio. Sunkus iš tikrųjų tas kūrėjų gyvenimas, turiu turėti daug laiko ir daug ką veikti. Gali būti taip, kad susitiksime dabar tik per mano gimtadieninę šventę, bet nežinau, visą laiką, kaip susiplanuoju, viskas gali pasikeisti ir galbūt kokią dieną atrasiu ir kažką veiksiu, kažkur varysiu, nežinau. Bet jo, ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite paspausti patinka ir būtinai pasubscribinti mano kanalą. Pasiekti mane Instagrame ir TikTok'e. Dar teks dažyti plaukus, nes truputėlį atsiplauna, bet aišku, šita spalvytė tokia ir yra. Jau vis tiek tokių dažų nėra, kad išliktų ilgam. Bet jo, per visą video jau spėjo atsiplauti ir visai kitaip vaizdas atrodo. Bet dar yra rožinių, tai labai džiaugiuosi, dar kol jų yra. Bet nieko, nusidažysiu dar kartą. Tai gal pagelbės draugė. Tai tiek, nebepliurpsiu. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot ir susitinkame kitame mano video, kad ir kada jis būtų. Iki.